Sveiki, savaitgalio bitynas. Šalta jau. Nors netoks ir blogas oras. Ir pagalvojau, kad senai kažką dariau bitėmgi. Vis čia buvo namelio reikalėlių, pafilmavau. Galit pažiūrėti. O apie bitės kaip ir nieko. Ir iš tikrųjų pagalvojau, kad blogai. Nes gal kai medų išsukiau, reikėjo iškart ir nugarinties, jeigu aš ten juostelį nedėjau. Nu, ką darysi dabar? Dabar garinsim, po to vėliau dar garinsim. Ir dar, manau, reikia uždėti pykį parinkti. Reikia švaraus turėti truputį vis tiek, jeigu bitės laikai, tai reikia turėti ir pykio. Nu tai ką, viskas apsirengiu, kad kultūriniai būtų ir eisim. Gerai, uždėsim tokius plasmasikus. Ir vėl aš pats aiškinau, kaip geriau čia dėti. Ir pats pamiršau, turbūt taip atsimenu, va taip jo. Į viršų. Geriausiai tenais tokias medžiaginės, ar kad tenais iš lyno kažkokį tai naudoja žmonės. Bet neturiu. Ir nemačiau, kad pirk, gal nelabai ieškau, aišku. Kaip čia tos bitės. Va taip padarysim. Ramiai jau sėdi jos. Šalta. Gerai. Nu, dvi. Šitą tai nelabai reikia. Ai, bet neturiu kur dėti. Užteks jiem ten vietos pridėlioti. Gera, kaip jos ramios. Nieko. Nereikia labai vargti. Reikia pykio pasidaryti, ten užpiltinių dariau, visai gerai gaunasi. Ramybė kaime. Tik vėjuota šiandien. Va praeinu, sudedu ir eisim dūmyti. Duokukį šį kartą nusipirkau jau, bet akinius ne. Tai kad nebūtų viskas taip saugu ir gera, tai akis dabar dūmysiu. Nu kas minusas iš šitų dujokukių yra toks, kad tai kalbėti negaliu. O man tai reikia kalbėti kažkaip. Tai žodžiu labai nepatogu dėl to. O pirštinę susidėti, sako, irgi sako, nesveika pirštom. Aišku, turėtų būt ne tokios pirštinės, nu, bet taipogi neturiu. Nu ką aš galiu pasakyti? Gera, bet dujokaukės yra, nes atrodo, kiek aš čia laiką pabuvau, jau negera kvėpuoti iš tikrųjų, sunku kvėpuoti. Tai vienas liko piktosios čia, akumas greit sėsta, antrą prireikė, vieno neužteko, 5 prankis praėjau, 6 baigėsi akumas, toks 4 amperų. Atvažiuosiu gal po savaitės, gal po 2, pasižiūrėsiu, ar čia erkių daug prikryta, nedaug, paliksiu su uždarytais. Gal nieko ten nesušus labai. Su uždarytais dugnais. Pažiūrėsiu, ar erkių prikryta, neprikryta, bet turbūt ir atvažiavęs dar kartą. Lapkričio galėjo, bet ir dabar jau komuly jau yra, jos žiūrėjau, tai per eina bent ten tik tai pačiam komulynas, kiturgi sušaltų jie, tai jau. Nu, bet eisiu dar čia, pradūmysiu, kad erkių šitų reikia pranaikinti, yra aparatas, tai reikia naudoti. Tik penktadienis ir žiūriu sekmadienis. Vakar nudūminau bitės,
Šiandien reikia pasižiūrėti kokią situaciją. Po savaitės ar po 2 vėl atvažiuosiu, dar nudūminsiu, jeigu bus bloga, bet aš manau, kad bus bloga, nes kaip gali būti gera, nes reikia būti realistu. Pasižiūrim, ką turim. Fui, kas čia dar, šližūnai kokie tai. Ai, nu čia žinokit, nieko daug nematau. Yra gal kokių 20 ir viskas. Na gerai, paliksim dar. Pilnai gal neuždarysiu, kad jiem ten nebūtų labai karšta. Nu čia matos jau daug yra. Nu ir turi būti daug. Kaipgi nebus daug, jeigu nieko negydžiau. Biški vėluoju, reikėjo iškart po medaus sukimo turbūt praeit, bet taip ir ten nebesinorėjo nieko daryti. Tai nu ką, dabar daugiau padūmisiu ir nebebus erkių, visos neišskrydo darbytės, tiksliau nei viena neišskrydo šeima, tai gal dar nėra tai blogai, pas kitus matyt būna blogiau, jeigu bitės palieka avilius. O čia ant balto gal geriau matysis. Kas čia, kirmėlės kokias tai. Nu va, tik, va kaip ir kūtis atrodo. Tokios mažas, o kiek jos pridaro. Praėjau ir kitas šeimas, tingėjau tik telefoną neštis, tai ten buvo prastesnė situacija, dar daugiau erkių. Nu tai būtinai reikės dar šiemet nudūmėti, bent kartą tikrai. Gal net ir 2 būtų geriausia, tai būtų ramu visiškai, nes kaip ir turi nekenkti šitie dūmai bitėms. Na bent jeigu per aukštą temperatūrą garini, tai ten kažkaip mamai blogai tenais, bet jeigu garini tokią, kokią reikia, tai gal nieko ir blogo nėra. Tai manau, jeigu kas turi tą aparatą, tai pasižiūri ir pasigarini, tik tai, kad man važinėti čia, nes kai ruduo, tai nelabai čia jau traukia į tą kaimą važiuoti. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir kažkaip žiemą ateina, tai gal pasiūlysit, ką čia pafilmuot, ką čia paveikti tą žiemą, nes labai toks išskrenta didelis laikas mano turinio šito. Tai tokia biški liūdna šiandien laida, nes toks gamta jau užsidaro, kaip sakoma. O aš kažkaip norėčiau kažką veikti ir žiemą. Tai jeigu kažkas turi idėjų, laukiu. Ir ką, šiandien iki.